gali žmonėms patikti juoda kava. Tai yra pakankamai universalu, kai mes, būdami maži, paragaudavom kavos iš suaugusių ir galvodavom, kaip jie gali gerti tokį šlykštų gėrimą. Ir dabar beveik, kai aš vien tik geriu juodą kavą, aš suprantu, kad tai yra paprasčiausias įprotis. Atrodo, šitas įprotis yra labai geras, kadangi gerti kavą su pienu yra nesveika dėl piene esančio baltymo kazeino, kuris susijungia su organizmo angliavandeniais ir tiekia sveikatai. Bet kai esi jaunas, tu manai, kad gyvensi amžinai ir turi visą pasaulį ir neapsikrauni dėl tokių menkaverčių dalykų. Tai kodėl aš pradėjau gerti juodą kavą dabar, o ne 35. Prisimenu, buvau Anglijoje ir ten visur kažkodėl jie surašo kaloriją. Starbuckse, meniu, kepyklėlėse, visur, kur būsite, bus surašytos kalorijos. Ir tai žinokit labai veikia. Tai atrodo, ateini ir tiesiog nori kavos, atsigerti kokios latte ir ten žiūri, kad latte 350 kalorijų toks, ar tikrai jos noriu. Logiškiausiai dažniausiai pasimdavau amerikano, kas yra juoda kava, kur tiesiog gražiai tai parašyta 2 kalorijos. Ir namie pradėjau vis dažniau užsakinėti juodą kavą realiai vien dėl kalorijų. Nes pirmiausia buvo labai sudėtinga, bet dabar man latte yra paprasčiausiai per saldi. O latte visą laiką jausdamus persivalgius, ko nebūna su juoda kava. Kai pirmą kartą užsakai juodą kavą savo norų ir ne vien tik paragauji iš draugo ir sakai, kad fu, šlykštu, kaip tu gali tokį dalyką gerti, tu kažkaip kitaip į tai žiūri. Dabar suprantu paradoksą, kaip prie bandelės užsakai juodą kavą ir įtampa saldesnė, bet ir ne per saldi tuo pačiu metu. Ir tik tada, kai juodą kavą prisijaukini, nes jau man atrodė kaip suaugusių masochizmo forma, į kurią tikrai nenori gilintis. Atrodo, kad tik pradedant gerti juodą kavą, tu pagaliau pradedi suprasti, kur yra kava skani ir kur yra neskani. Nes nelabai gali to atskirti, kai geri kavą su pienu ir cukru. Kad aš rekomenduoju prisijaukinti juodą kavą, kadangi ne tik jaustės kaip gurmanai, bet ir literaliai atrakinsite daugiau skonio pojūčio. Suprasti, į kurias populiarias lietuviškas kavinės geriau neiti gerti kavos. Bet čia jau tema kitai dienai. O kaip jūs mėgstate savo kavą ir kodėl? Man labai įdomu jūsų nuomonė, daugiau turite Instagram'e Knygų Elsa.